Labas vakaras visiems. Sveikinamės jau 5 kartą nuotolinių renginių cikle Karjera Lietuvoje nuo specialisto iki vadovo. Ir šį vakar susirinkome čia susipažinti su darbdaviais iš pramonės, logistikos ir taip pat aviacijos sričių. Priminsiu, jog šis renginys vyksta tiesiogiai, yra įrašomas ir taip pat tiesiogiai transliuojamas Užimtumo tarnybos iniciatyvos Gali Lietuva Facebook paskyroje. Tad jei turėsite mums klausimų, jų labai lauksime tiek Facebook komentaruose po tiesioginę transliaciją, tiek Zoom platformoje klausimų dėžutėje, kuri yra šio puslapio apačioje. Tie, kurie Zoom platformą naudojasi rečiau, kviečiam tą dėžutę dabar ir išbandyti. Galite mums parašyti, iš kur esate, iš kokios šalies arba iš kokio miesto. Priminsime, jog šis renginys yra transliuojamas būtent nuotoliniu būdu kiekvieną ketvirtadienį ir šiandien jau 5. ketvirtadienis skirtas supažindinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančius lietuvius su aukštos kvalifikacijos specialistams skirtomis karjeros galimybėmis. Šio renginio organizatoriai yra Užimtumo tarnyba. Kelių skyrių iniciatyva tiesiog pastebėjome šitas temos aktualumą ir šitie renginiai buvo pradėti. Ir labai noriu padėkoti dar kartelį, jog šiandieną prisijungia taip pat labai įdomių įmonių atstovai, skiria savo laiko mums pristatyti tiek savo įmonės, tiek juose esančias laisvas pozicijas, kurias galėtų užimti aukštos kvalifikacijos specialistai. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Ir pirmuosius prisistatyti pakviesiu Philip Morris Lietuva atstovus. Tiems, kurie nežino, galbūt arba negirdėjo, kuo užsiima Philip Morris Lietuva, tai yra įmonė priklausanti Philip Morris International ir tai yra tabako pramonės atstovai, bet šį vakar pristatys savo įmonę, jos kultūrą ir laisvas darbo pozicijas plačiau, tad kviečiu tai padaryti talentų pritraukimo specialistė Lina Tučkuvienė, sveiki Lina, ir mano žiniomis šiek tiek vėliau prie jos prisidės verslo padalinio priežiūros vadovas Mindaugas Narbutas. Sveiki Narbutai. Sveiki. Sveiki. Tai kviečiu dalintis skaidrėmis ir pradėkime. Gerai, tai sveiki visi, pabandysiu pasidalinti. Juosi matote jau. Duokite žinoti, matote, ar ne? Gerai, tai kaip mane jau ir pristatė, aš esu Lina Tučkuvienė ir šioje organizacijoje esu atsakinga už talentų pritraukimo bei darbdavio įvaizdžio dalį organizacijoje. Ir šiandien plačiau pakalbėsiu, tai kasgi tas Philip Morris International per kompaniją yra, ar ne, ir ką mes veikiame Lietuvoje. Tai Philip Morris International yra tarptautinė tabako kompanija, kurios portfolio galime sutikti tokius prekės ženklus kaip Marlboro, Chesterfieldas, L&M's, Aikosas. Visame pasaulyje Philip Morris International organizacijoje dirba apie 82 700 tikrai įsitraukusių darbuotojų, kurie padeda siekti gana ambicingos organizacijos išsikeltos vizijos. Tai dar prieš 8 metus, tai yra 2016 metais, Philip Morris paskelbė viziją kurti ateitį be cigarečių dūmų. Pradėti įgyvendinti šią viziją leido didelės investicijos į mokslą, inovacijas, kurių dėka gaminami mažiau žalingi bedūmiai nikotino gaminiai, skirti tiems žmonėms, kurie ir toliau rūkytų cigaretės. Kadangi šiandien kalbame būtent apie galimybės Lietuvoje, o Lietuva gan glaudžiai dirba su kitais Philip Morris padaliniais Baltijos šalyse, tai čia trumpai apžvelgsiu, kokius mes padalinius turime Baltijos šalyse. Tai turime 3 komercinės organizacijas, kurios yra Taline, Rygoje bei Vilniuje, ir turime vieną fabriką gamybinį, kuris yra Klaipėdoje.
Bendrai per visas Baltijos šalis turime apie 800 darbuotojų ir žinoma, dauguma jų, tai yra beveik 600 darbuotojų, dirba būtent Klaipėdos fabrike. Na ir plačiau turbūt šiandien kalbėsime būtent apie Lietuvoje esančius padalinius, pradedant apie Klaipėdos fabriką. Tai į Klaipėdą Philip Morris atkeliavo jau 93 metais ir tai buvo pirmoji vakarietišką kultūrą atnešusi organizacija nepriklausomoje Lietuvoje. Ir pirmoje nuotraukoje jūs matote, kaip atrodėme, kai tik tai įsikūrėme Lietuvoje, dabartinėse kultūros fabriko patalpose. Ir tikrai stipriai augdami, keliavę 30 metų savo istoriją turim Lietuvoje. Dabar atrodome taip, kaip matote apatinėje nuotraukoje, čia pernai metų nuotrauka yra, ir šiai dienai mes esame Lezo teritorijoje Klaipėdoje, netoli, tik įvažiavus į Klaipėdą, iš tiesų prie pagrindinio Jakų žiedo. Tai kaip ir minėjau, tikrai daug investavę į savo organizaciją Lietuvoje, nuo senovinės gamyklos išaugome iki tikrai labai pažangaus fabriko šiai dienai. Ir kad tai atspindėti, turbūt verta paminėti, kad esame šiai dienai antroje vietoje pagal gamybinius pajėgumus ir pagaminamus produktus tarp Philip Morris fabrikų visoje Europoje ir patenkame į top 5 pasauliniu lygiu. Ir per tos 30 metų kelionės čia Lietuvoje mūsų gamybiniai pajėgumai išaugo net 10 kartų. Ir plačiau, kaipgi mes čia dirbame, kokie procesai pas mus yra, papasakos mano kolega Mindaugas ir Mindaugui tada perduodu dabar žodį. Tai sveiki visi, esu Mindaugas Narbutas, esu Philip Morris Lietuva techninės priežiūros padalinio vadovas. Ir tęsiant tai, ką pradėjo kalbėti Lina, tai iš tikrųjų mūsų kompanijos vizija yra nueiti į bedūmę ateitį ir kad kiekviena mūsų gamybos diena, kiekviena mūsų komercijos diena, kad būtų jos tobulos. Tai yra puikios, efektyvios, rezultatyvios ir visa kita. Ir žmonės išeidami į darbą jaustųsi galbūt netgi geriau negu atėję. Tam, kad tenais nukeliautume, mes iš tikrųjų turime įsikėlę labai aiškius tikslus, ką mums reikia pasiekti kaip organizacijai. Tai yra sustiprinti mūsų gamybos greitį ir efektyvumą, daugiau skirti fokuso klientams ir vartotojams ir taip pat užtikrinti mūsų gamybos finansinius ir kitus rodiklius, užtikrinant taip pat ir tvarumą, tai yra tiek aplinkosaugai, tiek socialiniais aspektais. Tam, kad tenais mes nueitumėm, mes tikrai daug remiamės į mūsų organizacijos transformaciją, kurią mes vadiname ateities gamybą. Ateities gamyba, jinai paliečia 5 kertinius mūsų organizacijos dalykus, tai yra procesus, gamybos, logistikos, kokybės užtikrinimo, talentų pritraukimus, visus organizacijai vykdomus dalykus. Kitas kertinis elementas būtų būtent skaitmeninė branda, kur mes kalbame apie tai, kad ateities gamybos mes negalime užtikrinti, neintegruodami, neįdiegdami naujų skaitmeninių sistemų. Dirbtinis intelektas, galbūt ir tai bus mūsų kasdienybės ateitis. Šiai dienai mes pradedam nuo elementariausių duomenų aptarnavimų ir šiokių tokių dirbtinių intelekto sistemų integracijų į mūsų tam tikrus veikiančius jau procesus. Technologijų aspektas tai yra mūsų pačios gamybos ir kitų procesų technologijos, tai yra kaip mes vystome pas mumis įdiegtas gamybinės mašinas, sekimo sistemų tinklus ir kitus dalykus, kurie leidžia mums kuo optimaliau, su kuo efektyvesniais kaštų panaudojimais paversti mūsų žaliavas į galutinį produktą ir užtikrinti jo tiekimą į rinkas. Be žmonių tikriausiai ne vienos gamybos negalima įsivaizduoti ir užtikrinti, kad organizacija toliau judės į priekį, tai turime ugdyti ir savo kolektyvus ir tų kolektyvų gebėjimus bei kompetencijas. Todėl su ateities gamyba mes labai fokusuojamės į mūsų darbuotojų gebėjimų ugdymą, pagrindę fokusuojantis į naujus dalykus, tai yra kaip analizuoti tam tikrus
praradimus, kaip nustatyti šakninės priežastis, kodėl procesuose galbūt atsiranda kažkokių neatitikimų. Ir žinoma, skaitmeniniai įgūdžiai, problemų sprendimų įgūdžiai, prioritizavimo įgūdžiai ir visa eilė įgūdžių, kurie mums leis užtikrinti ir pasiekti tuos ateities gamybos tikslus. Ir kai mes turime tuos kelis pagrindinius komponentus, tada mes irgi nepaliekam ir savo organizacijos, kurios iš principo struktūrą ir rolės pradeda keistis. Jeigu mes anksčiau būdavom daugiau fokusuoti į fizinę gamybą, mums reikėdavo daugiau mokėti, kaip reguliuoti mašinas, pas mumis jau atsiranda vis daugiau tokių rolių, kaip procesų gerinimo inžinierių, automatikos inžinierių, procesų lyderių, techninio aptarnavimo lyderių ir kitų jau tikslingų techninių pozicijų. Sekančiame slaide paprašysiu Linos pereiti, tai šiek tiek stengsimės parodyti, kaip atrodo ta mūsų gamyba ir kas joje vyksta. Tai mūsų gamyba iš tikrųjų jinai yra gana plati, jinai prasideda nuo žaliavų apdorojimo, nuo pusgaminių gamybos, tokių kaip filtrinių lazdelių, iki galutinio produkto pagaminimo, supakavimo ir išvežimo jau mūsų rinkų tinklams. Atitinkamai šie procesai, jie kiekvienas jų turi savo tam tikrus parametrus, kur pas mumis tabako apdorojimo skyrius daugiau fokusuojasi ant partijinių gamybų ir gaminamų produkto fizikinių savybių, kurios lemia tai, kad stabilesnis procesas užtikrina mūsų stabilesnius rezultatus. Filtrų gamybos procesas tai yra mūsų vidinis gamybos procesas, kurio metu mes vėlgi žaliavinius produktus paverčiame pusgaminiais, tai yra filtriniam lazdelėm, kurios keliauja į mūsų jau surinkimo, vadinkime, antrinės gamybos skyrių ir procesą ir atitinkamai juose mes jau pradedam kombinuoti mūsų galutinį produktą, kurį tuo pačiu ir supakuojame iki transportavimo dėžių, kurias mes galime atitinkamai patiekti rinkoms. Mūsų gamyba labai keičiasi labai technologijos, keičiasi žmonių, mūsų darbuotojų lygis, mes juos stengiamės auginti ir tiem įgūdžiam formuoti ir juos plėsti, kaip ir mūsų kultūrą keisti, mes naudojame tokią Open Plus sistemą. Kad įsivaizduotumėt, kas yra Open Plus sistema, tai visi tikriausiai esat girdėję Lean metodiką, kuri atkeliavo iš Toyotos, tai Open Plusas yra labai panaši sistema, tik jos didesnis fokusas yra orientuotas būtent į sistemas, technologijas, skaitmeninius gebėjimus ir parametrų valdymą. Be kita ko, mes investuojame ne tik į mūsų žmonės ir technologijas, mes investuojame ir į inovacijas. Tai iš tikrųjų su kiekviena diena pas mumis atsiranda vis naujų gamybos įrenginių, kuriuose mes galime panaudoti tokius komponentus arba netgi įrangą iš tokių gamintojų kaip Fokker, Körber, Siemens, ABB, Duaforega, Komas ir visa kita eilė dalių. Pagrindė jie fokusuojasi ant ateities gamybos įrangos, tai būtent skaitmeninių sprendimų, automatikos ir visa kita. Todėl šiandieną pas mumis iš tikrųjų vis didesnis fokusas tampa ant mūsų procesų gerinimo, pasitelkiant inžineriją ir matematiką. Tai iš tikrųjų šitie procesai nėra lengvi ir mūsų organizacijoje jie labai greitai diegiami yra, tačiau žmonės iš tikrųjų juos priima ir mato jiems sukuriamą pridėtinę naudą. Ir manau, kad sekančiuose slaiduose Lina galės daugiau pristatyti apie mūsų naudas ir taip sakant, kompanijai suteikiamus privalumus. Žinoma, tai ačiū Mindaugai. Tai kalbant toliau apie mūsų fabriką, turbūt dar verta paminėti, kokia svarbi visgi tvarumo tema pas mus. Sakome, jog tvarumas sustiprina efektyvumą ir čia trumpai paminėsiu keletą dalykėlių, tai tokių kaip kad esame įsidiegę ISO 45001 bei ISO 14001 standartus, kurių vienas padeda užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą be nelaimingų atsitikimų darbe,
o kitas padeda gerinti aplinkosaugos veiklą, efektyviau išnaudoti išteklius ir mažinti būtent atliekų kiekį. Toliau kalbant apie atliekas, Zero Waste to Landfill reiškia, kad Philip Morris nusprendė visgi atliekų nevežti į sąvartyną, o jas perdirbti, reiškia visas atliekas mes rūšiuojame ir perdirbame, neperdirbamų lieka tik apie 10% atliekų, kurios yra panaudojamos energijos atkūrimui šilumos pavidalu, o ta šiluma yra naudojama Klaipėdos miesto šildymui. 2019 metais pirmieji tiek Lietuvoje, tiek tarp Philip Morris fabrikų buvome sertifikuoti kaip CO2 neutralus fabrikas, o šiais metais dar ir įsidiegėme Alliance for Water Stewardship standartą, kad galėtume suprasti ir įsivertinti rizikas susijusias būtent su vandens šaltiniais, nusistatyti ir diegti rizikas mažinančius veiksnius. Ir čia turbūt taip pat verta paminėti, kad šį standartą Philip Morris fabrikas turi vienintelis Baltijos šalyse. Na ir darbuotojų įtrauktis, žinoma, tvarumo klausimas taip pat labai svarbi mūsų organizacijoje ir mes šito klausimu ne tik tai organizuojame įvairias šiukšlių rinkimo akcijas, ką taip pat darome, bet turime ir daug kitų iniciatyvų, darbuotojai kviečiami į įvairias sporto ir sveikatingumo veiklas, turime futbolo aikštelę fabriko teritorijoje, keliami įvairūs judėjimo iššūkiai, skatiname naudotis dviračiais vykstant į darbą. Taip pat turime įrengtas nemokamas elektromobilių įkrovimo stoteles ir dar daug kitų, ko tikrai šiandien turbūt nespėsiu paminėti. Tikėtina, kad šiandien prisijungusiems svarbu, kokios veiklos yra pas mus fabrike, kokios pozicijos galimos. Tai sritis aš čia išvardinau skaidrėje ir tai yra gamyba, logistika, inžinerija, tvarumas, kokybė, Open Plusas, apie kurį jau minėjo Mindaugas, tai yra lyno palaikymo, žmonių ir kultūros skyrių turime taip pat Klaipėdoje, finansų bei informacinių sistemų. Didžioji dalis visgi yra gamyba ir čia yra įvairių taip pat pozicijų nuo procesų operatorių iki mechanikų, elektronikų, procesų lyderių, komandų lyderių, linijų koordinatorių ir daug įvairių kitų pozicijų, todėl aš čia nevardinau visų. Tai tiek turbūt svarbu paminėti, kalbant apie fabriką. Kaip ir pradžioje minėjau, dar turime vieną padalinį Vilniuje, tai trumpai apie jį. Ten turime komercinę organizaciją ir čia matote ofiso nuotraukas. Ir komercinėje organizacijoje dirba tokiose srityse darbuotojai kaip Business Intelligence, Brand Marketing, Digital, Commercial Operations, Workplace Experience, Strategy and Programs Delivery. Čia taip pat neminėjau pareigybių, tačiau verta turbūt paminėti tiek, kad yra įvairių nuo specialistų iki komandos vadovų, lyderių ir departamentų vadovų. Tai čia Vilniuje. Na ir trumpai turbūt dar apie tai, kokia visgi esame organizacija pačiam darbuotojui. Tai svarbu įvardinti tai, kad didžiuojamės jau 10 metus iš eilės esame sertifikuoti Top Employerio sertifikatu, kuris parodo, kad turime aukštus standartus ir procesus ir juos atitinkame ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei globaliai. Taip pat turime Equal Salary sertifikatą, kas parodo, kad mokame vienodą atlyginimą tiek vyrams, tiek moteriams už tą patį atliekamą darbą ir panašus sertifikatas tik Lietuvos lygių yra lygių galimybių sparnai. Taip pat esame apdovanoti 22 metais ir nacionalinėje atsakingo verslo apdovanojimuose kaip metų darbovietė bei palankiausią emocinę aplinką kurianti organizacija. Na ir žinoma, prie to, kokie esame darbuotojai ir kas tikriausiai kiekvienam prisijungiančiam svarbu, trumpai galime apžvelgti papildomas naudas, o jų turime taip pat labai daug, tai tik pavardinsiu, plačiau nepapasakosiu. Turime gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimus, turime 3 pakopos pensijų kaupimo programą, turime savanorišką sveikatos draudimą, sportui ir sveikatingumui bei asmeniniam tobulėjimui skirtą priedą, tai yra tam tikra pinigų suma, kurią darbuotojas gali išnaudoti, tarkim, lankydamas sporto klubą, užsakydamas masažą ar netgi norėdamas išmokti, tarkim, kiniečių kalbos, ar ne, mokymus, gali kompensuotis iš organizacijos pinigėlių. Toliau turime atostogų priedą, kuris yra išmokamas kiekvienam darbuotojui kiekvienais metais prieš vasaros pradžią. Turime įvairių išmokų vaiko gimimo ir kitais atvejais. Turime Klaipėdoje, verta turbūt paminėti, kad turime subsidijuojamą valgyklą, kur galima nebrangiai ir pavalgyti.
ir skaniai. Turime transportavimą iš fabriko ir į fabriką Klaipėdoje gyvenantiems darbuotojams. Taip pat turime pagalbos darbuotojams ir šeimos nariams programą, konfidenciali pagalba visą parą sveikatos ir kitais gyvenimo klausimais. Ir dar vardinčiau turbūt daug papildomų naudų, vienos vieniem aktualios, kitos kitiem, bet čia jau turbūt ne šiandienos klausimas viską aptarti. Tai visgi norintiems prisijungti prie mūsų atviras darbo pozicijas visada galite rasti puslapyje, kurį matote pmi.com careers, įvesdami tiesiog vietą, šiuo atveju Lietuva. Taip pat darbo skelbimus visus rasite LinkedIne, o papildomai gamybos pozicijas laisvas mes skelbėmės ir CV banko puslapyje. Na, o ką daugiau domint, susisiekti su mumis kažkokiu būdu, užduoti papildomus klausimus, drąsiai kviečiu prisijungti mus LinkedIne, tai čia yra mano LinkedInas bei mano kolegės Karolinos, kuri taip pat atsakinga už talentų pritraukimą, tai turėdami papildomų klausimų arba apie konkrečias pozicijas, arba dar kažką apie įmonę, tikrai galite drąsiai prisijungti ir susisiekti. Tai šiandien tiek, bandėme tilpti į laiką, tikrai daug norėjom papasakoti, bet kiek jau spėjom tiek. Ačiū. Ačiū labai Linai, ačiū labai Mindaugui, tikrai papasakojot ir galbūt net ir gerai, kad ne viską papasakojot, tai palikot užuominą žmonėms, kurie domėtųsi karjeros galimybėmis pasidomėti ir su jumis susisiekti savarankiškai. Primenu, jog tiek Linai, tiek Mindaugui klausimus apie Philip Morris Lietuva karjeros galimybės šitoje įmonėje jūs galite užduoti, jeigu žiūrite mūsų Zoom platformoje, klausimų dėžutėje esančioje puslapio apačioje, langelio apačioje, o tie, kurie žiūrite transliaciją šiuo metu Gali Lietuva Facebook paskyroje, galite juos užduoti tos savo klausimus komentaruose arba parašydami mums privačią žinutę. Ir renginio pabaigoje visi klausimai bus pagarsinti ir tikimės atsakyti. Judėkime toliau ir toliau eilėje. Tikrai, manau, visiems smaližiams labai gerai žinoma įmonė, Mantinga Group, ir jos veiklą, tos 25 metus kūrybiško augimo ir mąstymo iki dangaus, kaip patys sako, Mantinga Groups, apie jos veiklą, apie karjeros galimybės, apie įmonės kultūrą ir veiklas mums pristatys šį vakar Edita Velioniškienė, kuri yra Mantinga Group personalo vadovė. Sveiki, Edita. Sveiki. Tai kaip Agnė ir pristatė, esame smaližiams turbūt gerai žinoma įmonė. Tie visi spalvoti donutsai, tai čia mūsų kūrybos ir mąstymo iki dangaus 26 metus kūrinys. Tai save vadiname duonos, užkandžių ir šaldytų gaminių gamintoja ir didžiausia turbūt gamintoja Baltijos šalyse. Esame šeimos verslas, lietuviško kapitalo įmonė, kur visas valdymas sutelktas vienos šeimos rankose. Įkūrėjas Klemensas Agentas yra mūsų valdybos pirmininkas, Mantas Agentas yra Mantinga Group generalinis direktorius ir dukra Ingrida teisės departamento vadovė. Tai vat visa šeima įsijungusi į įmonės valdymą ir tęsia tuos 26 metus nuolatinio augimo ir tobulėjimo. Nuo 98 istorija prasidėjo šaldytų produktų importų iš Prancūzijos. Įmonė augo, stipriai plėtėsi ir taip gamykla po gamyklos mes išsivystėm ir atėjom iki to, kur dabar esam. Mantinga Group struktūra, tai yra valdanti įmonė ir 4 įmonės, kurios pasiskirstė pagal veiklas. Tai Mantinga Bakery and Food Solutions atsakinga už pardavimus, už rinkodarą. Mantinga Logistics, tai mūsų sandėliavimas ir logistikos verslas. Mantinga Production apjungia visas gamyklas. Ir Mantinga Service, tai įmonė padedanti visoms kitoms įmonėms, apjungianti nuo statybų iki valymo veiklų. Tai
Kaip minėjau, esam didžiausia Baltijos šalyse įmonė šaldyto maisto gamyboje. Turime 4 gamyklas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. 3 gamyklos yra Marijampolėje, viena po kitos sparčiai augusios ir tebeaugančios, ir vieną gamyklą turime Latvijoje. Tuo, manau, nebaigsime savo ambicingų tikslų ir planuose tikrai ir naujų gamyklų statybos, ir plėtra esamose gamyklose. Kasmet sukuriame apie 100 naujų gaminių. Turime iš viso savo krepšelyje virš 1000 produktų. Tai produktai tikrai labai platus, bet tuo pačiu neatsitraukiantis nuo to duonos pagrindo, ar ne? Tai tiek duonos, tiek sluoksniuoti gaminiai, mieliniai gaminiai, saldūs produktai, taip pat picos, sumuštiniai ir tie patys donusai turbūt gerai žinomi. Eksportuojame į 40 pasaulio šalių. Turime 3 filialus Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje. Taip pat turime atstovų Švedijoje ir Lenkijoje. Esame didžiausias darbdavys regione. Tarp pasiskirstymo vyrų ir moterų, tai vadovų lygmenyje turime tikrai pusiausvyrą, apylygiai. Tarp darbuotojų lygmens, tai moterų šiek tiek persvarą turim, bet natūraliai susiklostęs turbūt procesas, kur tikrai niekada neapribojame pagal lytį, nesirenkame, tai tiesiog skatiname kandidatuoti visų lyčių specialistus. Departamentų savo įmonėje turime tikrai nemažai, kadangi visas mūsų valdymas sutelktas yra Lietuvoje. Tai čia ir departamentai visi yra, kur, manau, tikrai kandidatai turi galimybę kandidatuoti ir rasti savo tinkamą poziciją visose srityse, nuo finansų iki logistikos ar serviso, tų pačių statybų, kaip minėjau. Vienas iš tvarumo tikslų, kur apie kitus gal tiek nesiplėsiu, bet yra darbuotojų gerovė mūsų. Vienas iš tikslų, kuriuose darbuosimės ateinančiais metais, tai ir saugi darbo aplinka, geras mikroklimatas. Papildomų naudų paketą taip pat turime tikrai nemažą. Mums labai svarbu, kad komandos nariai įmonėje jaustųsi įvertinti, motyvuoti ir skatinami. Todėl šalia kasmet augančio atlyginimo siūlom ir platų papildomų naudų paketą. Rūpinamės darbuotojų sveikata ir saugumu, dėmesį skiriame šeimos nariams, darbuotojų tobulėjimui, investuojame į komandų stiprinimą. Šis mėnesis pas mus yra sveikatingumo mėnesis įmonėje, tai turime įvairių ir veiklų, ir paskaitų skirtų darbuotojams ir jų sveikatos stiprinimui. Kaipgi bandelių ar pyragėlių gaminimo verslas be pyragėlių, tai mes be to tikrai neapsieiname. Turime smagią tradiciją kiekvieną trečiadienį smaližiauti ir mėgauti savo produkciją. Bet šį mėnesį, kadangi esam pasiskelbę sveikatingumo, tai pasiryžom bandeles iškeisti į vaisius. Tai ir tuos savo darbuotojus džiuginame ir stebiname. Ir turime tradicinį renginį šeimų šventę, kuris artėja birželio mėnesį. Tai kviečiame ne tik darbuotojus savo, bet ir jų šeimos narius pabūti kartu, praleisti tą dieną sportinėse veiklose, kultūrinėse veiklose ir vainikuoti visą tai gražių koncertų. Tai tiek gal apie tas papildomas naudas, kur tikrai nenoriu daug plėstis, bet su kiekvienu kandidatu aptariame ir išsidiskutuojame ir jie turbūt irgi mums padeda tobulėti šitoj vietoj
ir plėsti tą mūsų naudų paketą. Tai šiuo metu laisvas pozicijas turime 6 aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams. Tai tikrai labai kviečiam ir užsienio lietuvius sugrįžti ir kandidatuoti ir prisijungti prie mūsų komandos. Tikrai paskutiniu metu pastebime tą tendenciją, kad daug grįžtančių yra ir nelaikančių kitos šalies savo šalimi ir kur žada gyventi visą gyvenimą. Tai tikrai labai džiaugiamės jais visais ir priimam ir integruojam ir džiaugiamės jų patirtimis visomis parsivežtomis iš tų šalių. Tai tiek trumpai apie mus. Manau, kad turėsit klausimų ir tikrai labai skatinu visus kandidatuoti, pasikalbėti. Galime tikrai ir nuotoliu tą daryti. Ir sugrįžę, kas kam aktualu būtent mūsų regione, bet ne tik. Turim filialus, tiksliau ofisus ir Kaune, ir Vilniuje. Tai tikrai iš visos šalies specialistų pritraukimą darome ir turim kolegų, kurie ir iš Šiaulių darbuojasi, ir iš Klaipėdos. Tai tas mūsų toks darbas visapusis ir galbūt, nežinau, galbūt ir lietuviai esantys užsienyje, gal ir iš ten kažkokių minčių turi, ar nežinau, ar pasiūlymų, kur galima plėsti ir augti kitose šalyse. Tai tikrai labai kviečiu visus pokalbiui ir kur surasti galite mūsų laisvas pozicijas, pasidomėti. Tai matote, elektroniniu paštu galite kandidatuoti ir mūsų puslapyje karjeros skiltyje. Tai turbūt būtų tiek apie mus ir laukiu klausimų. Ačiū labai, Edita. Taip, raginame visus, kam yra aktualu karjeros galimybės Mantinga Group, klausimus dabar užduoti. Renginio pabaigoje jos būtinai atsakysime. Aviacijos pramonės atstovė šį vakar yra FL Techniques, pasaulinis orlaivių techninės priežiūros, remonto ir kapitalinio remonto paslaugų teikėjas. Teikia sprendimus komercinės aviacijos klientams visame pasaulyje. Tai pastebėjome, jog aviacijos tema taip pat yra aktuali šitame renginių cikle ir sulaukėme nemažai klausimų ir netgi po renginio. Tai tikimės, kad dar viena pažintis su šios pramonės atstovė taip pat padės daugiau sužinoti. Jeigu kyla klausimų, jos rasti atsakymus. Taigi šį vakar mums FL Techniques plačiau pristatys įdarbinimo partnerė Rūta Molytė. Sveiki, Rūta. Sveiki, mano vardas Rūta, šiandien aš ir mano kolegė Indrė norėtume pristatyti tarptautinę kompleksinės orlaivių techninės priežiūros ir remonto paslaugų įmonę FL Techniques. Kadangi įmonė tarptautinė, turėjom ir skaidrės anglų kalba, bet dabar viską pristatysim nuo iki lietuviškai, tai norime plačiau papasakoti apie mus, apie mūsų paslaugas, kodėl reikėtų mus rinktis kaip darbdavį ir pradėti norėtume turbūt nuo to, kad mūsų įmonė dirba daugiau negu 20 metų ir šiuo metu turime daugiau negu 1000 darbuotojų Lietuvoje ir dar virš 1000 mūsų kituose padaliniuose, kituose šalyse. Tai turime nutolusius ofisus Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Italijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Indonezijoje, Vengrijoje ir naujausiai mūsų lokacijoje, kaip sakom, po palmėmis Dominikos Respublikoje. O Lietuvoje šiuo momentu mes dirbame Kauno oro uoste, Vilniaus oro uoste ir taip pat turime ofisą visiškai netoli Vilniaus oro uosto, didžiulį pastatą Dariaus ir Girėno gatvėje. Taip, turime daug veiklos krypčių ir ieškome tikrai įvairių specialistų, tiek su aviacinėm patirtimi, tiek be aviacinės patirties. Kandidatai gali dirbti mūsų viename iš daugelio departamentų, tai pradėti turbūt norėtume nuo orlaivių operatyvinės ir bazinės priežiūros departamento. Ten mes atliekam kasdieninės, reguliarias ir rutininės orlaivių priežiūros paslaugas. Taip pat turime orlaivių inžinerinės priežiūros departamentą. Ten mes dirbame su inovatyviais sprendimais, būtent inžineriniais. Turime ir atsarginės komponentų, atsarginių dalių priežiūros departamentą.
kur mes dirbame su pirkimais, pardavimais aviacinių detalių. Ir taip pat dirbame su techninės priežiūros mokymų departamentu, ten prisidedam prie aviacijos mokymų pačių kūrimo, mokome kitus, taip pat turime logistikos departamentą. Logistikos departamente mes padedam orlaivio detalėm pasiekti mūsų klientus ir transportuoti įvairias detalės po iš principo visą pasaulį. Taip pat turime tokias specifines remonto dirbtuvės, kaip pavyzdžiui, orlaivių ratų ir stabdžių remontą. Tai ten jau, kaip galite spėti iš pavadinimo, atliekame grynai ratų ir stabdžių remontą orlaivio. Ir turime specializuotą Kaune orlaivių variklių remonto ir priežiūros departamentą, kur jau užtikriname variklių orlaivių optimalų veikimą ir patikimumą. Jeigu taip žiūrint toliau, tai norėtume papasakoti, kodėl reikėtų mus rinktis kaip darbdavį, tai ir ko galėtumėte tikėtis dirbdami pas mus. Tai pradėti turbūt norėtume nuo to, kad mes, kaip ir prieš tai prisistačiusi viena iš įmonių, nuo 2023 metų Top Employer Institute tarptautinio ar nepriklausomo vertintojo gavome Top Employer Lietuva apdovanojimą. Šis kaip ir prestižinis pripažinimas, tai įrodymas, kad esame įsipareigoję kurti klestinčią ir patrauklę darbo aplinką mūsų darbuotojams ir orientuojamės į darbuotojų ir gerovę, ir patirtį. Tai, kad užtikrinti tą darbuotojų gerovę, turime tikrai nemažų naudų kiekį ir paketą mūsų darbuotojams sukurtą nuo papildomo sveikatos draudimo iki nelaimingų atsitikimo draudimų ir taip pat turime visokius prevencinių ligų vizitus, gydytojo vizitus pas mus ofise, skiepus ar emocinės sveikatos paskaitas arba kursus. Be viso to, kaip ir sakome, turime ir užklasinės veiklos, tokios kaip FL Techniques muzikinė grupė, prie kurios gali prisijungti bet kas iš mūsų darbuotojų, nesvarbu ar groja, ar dainuoja, ar visiškai negroja ir nieko neturi su muzika susijusio, taip pat galima eiti žaisti krepšinį, plaukti baidarėm ar kartu su kolegomis ryte tiesiog praleisti rytą mūsų sporto salėje, kurioje nemokamai darbuotojai gali prisijungti prie grupinių užsiėmimų. Taip pat turime misiją, prie kurios prisideda visi mūsų darbuotojai, tai yra kurti saugesnį aviacijos pasaulį tiek keliaujantiems, skrendantiems atostogų, tiek tiems, kurie dirba orlaiviuose, kuriuos mes aptarnaujam. Tai, kad to pasiekti, mes ieškome kandidatų, kurie vadovautųsi tokiomis pačiomis vertybėmis kaip ir mes, kurie būtų ambicingi, norėtų siekti kartu su mumis progreso, tobulėtų kartu su mumis ir būtų komandiški. Tai iš principo, kaip mes sakome, pas mus įmonėje dirba žmonės, kurie myli aviaciją stipriau. Tai šios industrijos pliusai yra tai, kad tai yra visuomet besikeičianti industrija, beauganti industrija ir kurioje gali atrasti darbo vietą tikrai ne tik tai aviacijos technikai, bet ir įvairių sričių profesionalai. Mes kaip įmonė investuojam tikrai į mūsų darbuotojus, skatiname jų augimą ir tobulėjimą, bei suteikiame karjeros galimybės tiek Lietuvoje, tiek mūsų užsienio padaliniuose. Kadangi visgi dirbame aviacijos srityje, tikrai patys nemažai skraidom ir keliaujam po įvairias šalis susitikti tiek su klientais, tiek su partneriais, apsilankyti parodose, konferencijose ar aplankom savo kolegas, pavyzdžiui, saulėtoje Indonezijos Balio saloje arba Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Bet ir dirbant Lietuvoje, mūsų darbuotojai tikrai jaučia, kad dirba tarptautinė įmonė, nes mūsų komanda yra multikultūrinė ir tikrai bendraujam su kolegomis ir su nutolusiuose ir esančiuose nutolusiuose ofisuose. Daugiau apie pačias karjeros galimybės ir pozicijas papasakos mano kolegė Indrė. Tai sveiki visi. Kaip mano kolegė ir minėjo, tai Lietuvoje dirbame 3 lokacijose, tai Vilniaus oro uostoje, Kauno oro uoste ir Vilniuje turime netoli oro uosto savo administracijos pastatą, Dariaus ir Girėno gatvėje, tai ten įsėdi didžioji dalis administracijos. Tai vienas iš didesnių departamentų, kurie ten kolegos sėdi, yra variklių komponentų ir medžiagų departamentas. Tai jame kolegos tiesiog užsiima tiek užpirkimu atsarginių detalių komponentų ir įvairių chemikalų, tiek ir pardavimu jų.
Ne, tai žinoma, fiziškai niekas tikrai ten detalių nenešioja ir ant stalų nelaiko. Tas detalės mes tik tais ir komponentus galime pamatyti Vilniaus ir Kauno angaruose, kur vykdoma techninė priežiūra. Tai mes ten galime nueiti ir pamatyti, kaip yra orlaivis ar ne, ir kokios tos detalės yra tenais realiai. Tada kita dalis, ar ne, to departamento yra tas visas užpirkimas atsarginių detalių, tai jos yra užperkamos tiek į mūsų sandėlį, tiek į baziniam tam techniniam aptarnavimui, kurios būna reikalingos, tiek taip pat yra remontuojami įvairūs komponentai, kurie siunčiami į dirbtuves, kurios yra bet kurioje pasaulio vietoje gali būti tos dirbtuvės. Ne? Šiek tiek mažesnis departamentas yra techninių mokymų departamentas, bet jisai rengia būtent techninius mokymus, rengia ir parduoda vėliau ir vykdo tos techninius mokymus, tai mechanikams, inžinieriams, kurie dirba prie tų orlaivių, kad dirbti prie tam tikro orlaivio reikia turėti atitinkamą licenciją. Todėl tokių mokymų yra tikrai poreikis didžiulis ir turim savo instruktorius, kurie keliauja po visą pasaulį ir tam tikrose vietose, kur yra poreikis, veda tos mokymus. Tai skaidrės mes neturim, aišku, mes buvom išvardusios ar ne, kokios ten gali būti pozicijos, tai yra įvairūs klientų aptarnavimo specialistai ar ne, vadybininkai, pardavimų vadybiniai, techninių mokymų, būtent irgi pardavimų vadybininkai, įvairūs treningų, tų mokymų ar ne, kuriuos organizuojam įvairūs koordinatoriai. Tai tokios standartinės pozicijos, turbūt, kur yra ir kitose įmonėse, tiesiog, kad pas mus tam tikra tas sritis yra šiek tiek kitokia, ar ne, su aviacija susijusi. Tai va, taip pat turime tuos ir mažesnius vidinius departamentus, tokius papildomus, ar ne, bet kurių nei viena įmonė negalėtų dirbti, ar ne, tai finansų srities, tai čia turim irgi įvairias pozicijas tiek buhalteriam, apskaitininkam, finansų kontrolieriam, turim marketingo, aišku, departamentą, kur irgi įvairūs komunikacijos specialistai dirba tiek su reklamų, dizainu, socialinių medijų kūrimu, ar ne, ir jie ne tik rašo tekstus įvairioms medijoms, ar ne, ar žurnalams, bet taip pat ir organizuoja parodas, kurios vyksta visame pasaulyje, ir va šį birželį bus tokia didžiulė, būtent aviacijos paroda ir Lietuvoje. Taip pat informacinių technologijų, žinoma, neatsiejamas turbūt departamentas nuo visuose įmonėse. Tai tikrai turim savo IT inžinierius, administratorius, duomenų analitikus, taip pat turim ir programuotojus, kurie, taip kaip pasakyti, vykdo ar ne, programuoja, tobulina mūsų turimas ERP sistemas, nes mes jų turim tik nemažai, tikrai nemažai, tai tas turi verslo valdymo sistemas, jie būtent ir tobulina. Na ir žinoma, turime žmonių ir kultūros departamentą, iš kurio mes esame su Rūta, ar ne, tai tikrai dirbame su atrankomis, kadangi įmonė labai sparčiai auga. Tai tikrai daug turime to darbo, ar ne, ir neatsiejama dalis, aišku, dokumentacija žmonių priėmimo, atleidimo, tai vat, tikrai turime čia dirbančių žmonių, ne, žinoma, įvairūs mokymai, tiek darbuotojams pagal poreikį, ar ne, ir įmonės renginiai, viską tą darome. Taip pat turime teisės komandą, kuri kaip tik šiuo metu auga, ir va šiuo metu mes ieškome būtent teisininko darbų su teisiniais dokumentais, sutartimis, įmonės procedūroms ir gairiams, ne, gairių aprašymui. Tai va, na, bet aišku, didžiausias poreikis, žinoma, pas mus yra tų darbuotojų, inžinierių, mechanikų, kurie dirba Vilniaus ir Kauno oro uostuose ir teritorija netoli prie oro uosto ribų. Turime ką pasiūlinti norintiems išmokti, prisidėti savo rankomis prie tų orlaivių remonto ir specialistams su patirtimi aviacijoje ir, žinoma, tiems, kurie neturi patirties, vis tiek mes galime pasiūlyti, ar ne? Tai taip pat gal kažkam tinka darbas su dokumentacija ar techninių remontų įrašų administravimu, dokumentų rašymų saugojimu, tai bet irgi galime pasiūlyti tokius dalykus. Daugelį pozicijų mes galime apmokinti, tai nebūtinai, kad turi būti aviacijos kažkoks specialistas ar su patirtimi aviacijoje atėjęs žmogus, ar ne? Ir vat, jeigu studijuoja mechaniką jauni žmonės, tai jau žinom, kad nuo 3 kurso jaunimas galėtų ateiti vat, pas mus, tarkim, Vilniaus angare, jeigu domina toksai darbas ir jau nors 7-5 etato, jie sugeba dirbti derindami mokslą studijas, na ir tenais, tai jie pradžioj tampa aviacijos mechaniko mokiniu, na ir paskui po truputį kyla aukštyn. Tai kaip, o neturint tokio aviacinio išsilavinimo, tai užtrunka apie 5 metus, kol tu išsilaikai licencijas, kad galėtum tapti sertifikuotų inžinierium ir dirbti prie tam tikro tipo orlaivio, kadangi prie kiekvieno orlaivio dirbant reikalinga tam tikra licencija, kai skiriasi viskas. Tai va, Kauno oro uoste mes irgi turim savo bazinio aptarnavimo angarą,
Ir netoli Kauno oro uosto les zonoje turime orlaivių tokį remonto servisą, kur remontuoja orlaivių varikliai. Tai kaip mes vadiname tarpusavį, ar ne, tai variklių ligoninė, kur yra remontuojami atskirti nuo orlaivio varikliai, nuimti ir mums atgabenti remontui, tai va ten remontuojami tik tais varikliai, nėra jau orlaivių, bet tik tais patys varikliai. Tai kaip ir Vilniaus, taip ir Kauno angaruose ieškome tų įvairių sričių specialistų, nuo avionikų, kurie dirba su elektronikos sistemomis, navigacijos įranga, radio ir komunikacijos sistemomis, iki technikų neardomosios kontrolės, tai taip tokie vadinami, kurie neardydami pačio orlaivio ar ne, ieško mikro tokių įtrūkimų su tam tikra įranga, kad tie orlaivio keleiviai vėliau maksimaliai saugiai galėtų keliauti. Turim QR kodą savo, kurį būtų galima nuskanuoti. Ir ten galima būtų atrasti būtent pozicijas, kurių mes šiuo metu ieškome. Ne? Tai vat, mes siūlome darbą, įdomią karjerą tikrai dinamiškame aviacijos pasaulyje. Ir kviečiame prisijungti prie mūsų ir tapti globalios komandos dalimi. Vat, būtent nuskanaus tą kodą, tai galbūt mes galėsim pasidalinti tą vietą, tom savo laisvom pozicijom. Vat, ir tai tikrai kviečiam pasinaudoti šią galimybę ir pakilti į naujas karjeros aukštumas su FL Techniques, kartu su mumis visais, kurie čia dirbame, ar ne, ir tikrai tapti pripažintos komandos, kuriančios aviacijos technologijų ateitį dalimi. Tai va, tai turbūt mūsų tokia būtų prezentacija. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Ačiū. Matau, kad pas mus jau keliauja labai įdomus, labai konkretus klausimai būtent jūsų įmoniai. Tai prie jų prieisime netrukus. Na, o dabar ilgai mūsų laukia savo eilės. Prisistatys Vokiečių kapitalo Renus Logistics, viena didžiausių logistikos grupių Europoje priklausanti įmonė. Ir mano žiniomis, galbūt pataisys, kompanija sudaro 1120 atstovybių. Jose dirba daugiau negu 39 000 darbuotojų ir tokios didelės įmonės padalinys Lietuvoje veikia ir norėtųsi apie tai daugiau sužinoti, todėl kviečiam šį vakarą būtent prisistatyti personalo projektų vadovę Eimantę Taškinovę. Ar teisingai sukirčiavau? Pataisykite. Beveik, viskas gerai. Tai tikrai, Agne, nesuklydot, skaičiai teisingi, net pati skaidrėse turiu, tai įlindau pasižiūrėti, nes vis pataisom pagal paskutinius skaičius. Tai visų pirma, labai noriu padėkoti užimtumo tarnybai už galimybę čia šiandien būti ir nieko nelaukdama dalinuosi skaidrėmis. Taip, ar pilnas ekranas matosi? Taip, puikiai. Gerai, puiku. Tai aš iš tikrųjų taip klausiau kolegų, labai įdomu ir kitus verslus išgirsti, kai kurios artimesnius, kai kurios mažiau artimus. Tas pristatymas gal toks ilgas nebus, bet šiaip visų pirma, tai norėjau papasakoti, kieno dalis mes esame, nes iš tikrųjų Renus Logistics yra šeimyninio verslo dalis. Ir kaip matote skaidrėje įvardinti 4 verslai, kurie taip pat yra kaip ir mūsų dalis. Tai aš trumpai apie kiekvieną iš jūsų Renus Logistics pasiliksiu pabaigai, nes vienam iš tikrųjų labai didelį kiekį darbuotojų visame pasaulyje. Ir tai yra irgi vokiškos kilmės šeimos biznes. Tai Transdev Vokietijoje užsiminėja viešojo transporto ir autobusų parkų verslu. Jame dirba daugiau negu 103 000 darbuotojų. Sarija yra organinių atliekų perdirbimo įmonė, kuri gamina ir įvairius muilus, kaulų miltus ir panašiai. Remondis užsiminėja vandens ruošybą ir atliekų utilizavimo. Na, o mes Renus Logistics, tai visiškai teisingai, kaip ir Agnė sakė, turim daugiau nei 1000 atstovybių visame pasaulyje ir vienijame 39 000 darbuotojų. Tai Renus iš tikrųjų yra lotyniškos kilmės Reino pavadinimas, nes pats verslas ir prasidėjo Vokietijoje prie Reino upės, gabenant krovinius tomis gondolomis. Šiai dienai irgi, jeigu kada nors būsit, tikrai galite pamatyti Reino upę vis dar plaukiant, nes tikrai tas dar vyksta.
Na, o keliaujant visų pirma, pagrindinius gal rodiklius Renus grupės aptariant, tai Renus įsteigta 1912 metais, 1120 atstovybių, daugiau nei 60 pasaulio šalių, tai esam iš tikrųjų visose žemynuose. Šiai dienai turim 39 tūkstančius darbuotojų, na ir mūsų metinė apyvarta yra 8,6 milijardo eurų. Kalbant apie Lietuvą truputėlį plačiau, tai Renus Logistics Lietuvoje yra, na, iš pradžių nebuvome Renus Logistics, bet esam Lietuvoje nuo 1989 metų. Nuotraukoje dešinėje galite matyti mūsų pagrindinį ofisą, kuris yra Vilniuje, Metelių gatvėje. Turime taip pat Open Space Kaune, bet, na, didžioji dalis komandos dirba Vilniuje. Tai tas skaičius 130 darbuotojų visame regione, jis truputėlį laviruoja. Šiai dienai pasižiūrėjus rekvizitus matytume 124. Ir galite matyti nuotraukoje taip pat tas pastatas, kur Renus Logistics užrašyta, tai yra mūsų sandėlis. Mes turim 7 metų senumo, jeigu taip galima pavadinti, sandėlį, kuriame turim daugiau negu 60 darbuotojų, 17 000 kvadratų dydžio. Viskas vyksta iš tikrųjų elektroniškai, nei vienas darbuotojas daug nevaikšto, nes tiesiog viskas vyksta elektriniais vežimėliais, nes, na, būtų sudėtinga efektyviai įgyvendinti visą darbą. Ir taip pat per pusę turime ir biuro darbuotojų, bet apie tai truputėlį vėliau. Ir mes per metus pervežame apie 145 tūkstančius krovinių, tai padarome 93 tūkstančiai sunkvežimių per metus. Kalbant apie pagrindinės paslaugas, kurias mes teikiame, tai Lietuva didžiąją dalį sudaro, žinoma, transportavimas kelių transportų, bet turime taip pat truputėlį ir oro ir vandens transporto. Didžioji dalis, kadangi jau minėjau apie sandėlį, yra sandėlių logistika, tai tiek pervežimo per sandėlį, pasaugojimo paslauga. Ir mes Renus Logistics Lietuva užsiminėjome distribuciją Baltijos šalyse. Tai mūsų klientai yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės. Tai yra tiek distribucija tarp šitų 3 Baltijos šalių ir taip pat distribucija iš šitų šalių į Europą ir atgal. Ir taip pat turim muitinės tarpininko paslaugą. Iš tikrųjų nesurašiau visų mūsų turimų departamentų, nes pagalvojau, kad geriau vardinsiu pati ir tuo pačiu supažindinsiu, įsimins visiems mūsų karjeros puslapis, kuris atrodo būtent taip. Tai iš esmės, iš tikrųjų, kaip ir jau užsiminiau prieš tai, turim apie 130 darbuotojų ir per pusę esame išsiskirstę. Tai turim ir tos nekvalifikuotos darbo jėgos pakankamai nemažai, bet taip pat turim ir administracijos dalį. Tai kadangi stengiamės suteikti įvairias galimybės ir turim labai daug gerų patirčių, tai aktyviai kviečiame praktikoms ir studentus, bendradarbiaujame su kolegijomis, aukštosiomis mokyklomis, bandomės auginti naujus specialistus, kai tik turime tam galimybę. O tas yra atėjęs iš to, kad turim tikrai ilgalaikę praktiką, kai didžioji dalis mūsų šiai dienai aukščiausių vadovų atėjo dirbti į pačias paprasčiausias pozicijas. Na, kaip pavyzdys, mūsų logistikos direktorius, jisai atėjo sėdėti tokiame langelyje priimant dokumentus, kai yra atvežami kroviniai. Dėl to tikrai stengiamės investuoti, į kiekvieną kandidatą žiūrime labai individualiai. Na, o jeigu plačiau papasakojant apie pačią administracijos sandarą, kokias mes tas pozicijas turime, nes kaip tyčia šiai dienai nei vienos atviros pozicijos pasiūlyti negalima, ypač aukštesnio lygio, na, bet tas greitai keičiasi, tai tikrai karjeros puslapyje visada atnaujimas atsiranda. Tai mūsų Renus Logistics administracija susideda iš vietinių pervežimų skyriaus, tarptautinių pervežimų skyriaus. Jose pagrinde, žinoma, dirba logistikos vadybininkai, transporto koordinatoriai, kurie ieško krovinių, kurie komunikuoja su esamais klientais. Turim klientų aptarnavimo skyrių, pardavimo skyrių, kurie ieško klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat, kaip ir minėjau, kadangi užsiminėjom muitinės skyriaus veikla, tai turim ir muitinės skyrių. Užsienyje turint patirtį, jinai pas mus bus labai naudinga, nes visa mūsų muitinės veikla yra susijusi su UK ir Belgija. Tai iš tikrųjų ta patirtis šioje vietoje irgi yra labai reikalinga.
Na ir žinoma, administraciją turim, tai aš esu HR dalis, turim ir HR komandą, analitikos komandą, projektų vadovus, galvoju ir nieko nepamiršau, bet turbūt, kad ne, na tai tokia komanda visa ir esame. Ir ką dar norėjau irgi paminėti, tai trumpai esame irgi įvardinę tas papildomas naudas, kokias mes turime. Tai turime, kadangi įmonės viduje valgyklą, tai turim dalinę maisto kompensaciją. Jūsų truputėlį garsas nutrūko, Eimante, nebegirdim. Ar dabar girdite? Deja, Ar sugrįžo garsas? Agne, ar sugrįžo garsas? Ar girdisi? Nežinau, Agne, kaip tau, bet mum girdisi puikiai. Girdisi, ne? Sako, kad girdi, čia galbūt tik aš negirdi. Tada atsiprašau, toliau. Tai aš tada papildomas naudas dar kartą paminėsiu. Tai turim mes įmonės viduje valgyklą, kur siūloma yra dalinė maisto kompensacija, taip pat turim dalinę kuro kompensaciją darbuotojams, nes tiesiog esame įsikūrę tokioje lokacijoje, kurios neina pasiekti viešuoju transportu. Taip pat, aš kaip sakau, HR-as ir darbuotojai, tai išsišifruoja man asmeniškai kaip heart rate, tai mūsų širdies ritmas ir tas kraujas, kuris veda organizaciją į priekį. Dėl to stengiamės kuo vis naudų krepšelį platinti, tai turim ir dovanas darbuotojams įvairiomis šventėmis, rekomendacijų sistemą, kur kiekvienas darbuotojas turi galimybę išreikšti savo pasiūlymus apie darbuotojus naujoms pozicijoms, lojalumo vertinimą, nelaimingų atsitikimų draudimą ir įvairius renginius. Gal vieną iš jų būtų verta paminėti, kadangi sandėlyje turime krepšinio lanką, tai vat ir kitą savaitę vyks antras jau šiais metais baudų mėtymo čempionatas. Tai iš tikrųjų atrodo toks paprastas dalykas, bet tikrai sulaukiam ir daug susidomėjimo ir patiems tikrai smagu sudalyvauti. Na, o kalbant apie visas atviras pozicijas ir kur jas surasti, tai labai paprastai www.renus.lt karjera, tiek sandėlio atviros pozicijos, tiek administracijos atviros pozicijos. Ir toksai paprastas pastebėjimas ir paskatinimas, kad net jeigu šiai dienai matote, kad atviros pozicijos nėra, ten yra sukurta speciali forma, kur jūs galite tiesiog mums parašyti, tai labai rekomenduoju tiesiog į tą mūsų vadinamą talentų baseiną įkristi, tikrai kartu paplaukosim ir atsiradus galimybei bus paprasčiau surasti tiek jums tinkamą poziciją, tiek jūs tikiuosi, kad bus mums tinkamas kandidatas. Tai tiek šiandien iš manęs. Ačiū, Eimante. Labai praktiškai jūs netgi pristatydama ir atsakyti daugelį klausimų, kurie šiuo metu jau yra sudėti sąraše. Tai ir apie studentų praktikas turėjom klausimų, ir apie iš ankstinį CV atsiuntimą. Tai labai smagu. Ir kol dar turime keletą minučių, pereikime prie klausimų, kad nelaikytume ir mūsų šio vakaro svečių, ir taip pat renginio žiūrovų ilgai prie ekranų. Tai pirmasis klausimas, kuris yra skirtas Philip Morris Lietuva atstovams, Linai ir Mindaugui. Sakau, cituoju, kaip yra parašytas klausimas, kokio minimalaus išsilavinimo ir patirties reikia specialistams, norintiems pradėti pas jus dirbti gamyboje? Tai aš pabandysiu atsakyti. Iš esmės sakom, kad reikia techninio išsilavinimo, kuris galėtų būti tiek profesinis, tiek koleginis, tiek universitetinis. Taip, ir turiu iš karto jums antrą klausimą, kad vėliau nereikėtų persijungti, tai iš karto ir užduodu. Galbūt jūs kompensuojate persikėlimo išlaidas atvykstantiems iš užsienio? Turime kompensacijos galimybę 2 mėnesių atlyginimo dydžio. Puiku, labai konkretus atsakymas, labai ačiū. Gerai, toliau. Dar vienas klausimas, štai iš karto Renus Logistics, Eimante jums. Truputį provokatyvus, iš karto įspėju, klausimas jums.
Koks jūsų įmonės išskirtinumas, lyginant su kitomis logistikos įmonėmis? Stebina tai, kad šiuo metu jūs neturite laisvų darbo vietų palyginus su kitais. Tai gal išskirtinumai yra net keli, kas ir pačiai man buvo svarbu prisijungiant prie organizacijos, tai mūsų šiuo metu didžiausias privalumas yra tas, kad mes neturim savo transporto, kas turbūt ir įtakoja didžiąją logistikos dalį, visi mūsų vežėjai yra kontraktiniai, tai gal čia irgi svarbus dalykas paminėti tiems, kurie norėtų prisijungti, kad tiesiog turim kontraktinius vežėjus, tai nereikia su vairuotojais dirbti kiekvieną mielą dieną. O kita dalis ta, kad, ką ir jau minėjau, kad iš tikrųjų ugdomės talentus viduje ir dažnai būna tas, kad atsiradus aukštesnio lygio pozicijai, mes viduje jau turim ją padengti kuo vidiniu žmogumi, o talent pool'e juniorų visada kažkaip daugiau negu tų kvalifikuotų specialistų, tai tas irgi padeda išspręsti problemą. Kaip ir sakėte, turite savo talentų baseiną. Man labai šitą patiko jūsų savoka. Ketinu ją pasiskolinti jums leidus. Gerai, tuomet turime dar vieną klausimą Mantinga Groups atstovai šį vakarą. Taip, Edita, klausimas jums. Cituoju, turiu daug patirties maisto technologijos srityje įgytos užsienyje, tačiau neturiu to patvirtinančio diplomo. Ar įmanoma pretenduoti be kažkokio sertifikato ar pažymėjimo šioje srityje jūsų įmonėje? Tikrai taip. Iš mūsų patirties, tai tikrai lygiai taip pat kaip ir kolegos, tai auginamės darbuotojus viduje. Turime tokių sėkmės istorijų, kai pradėjęs darbuotojas dirbti operatorium tiesiog gamyboje, pakyla karjeros laiptais ir, sakykime, šiuo metu užima vienos iš vadovų poziciją. Tai tikrai tokių žmonių turim nemažai ir kas svarbiausia, tai patirtis, noras augti ir tobulėti. Tai tikrai skatinu kandidatuoti, pasikalbėti, atnešti savo patirtį ir prisijungti prie šaunios komandos, kuri tuo pačiu pastebi talentus, augina juos ir taip galėsite prisijungti, tapti mūsų dalimi. Ačiū, Edita, už pozityvų ir įkvepiantį atsakymą. Keliaukime toliau, dar jums klausimė. Dar vieną klausimą turėsime. Gerai. Ir dabar toliau iš eilės skaitau. FL Techniques, mūsų šio vakaro atstovės Rūta ir Indrė, klausimas jums. Kaip vyksta mechanikų darbas Kauno padalinyje? Ar įmanoma dirbti tik dieninėje pamainoje? Jūs kliauselėse prirašyta, turiu mažų vaikų. Taip, tai jeigu atėjus pas mus dirbti į Kauną, tikrai įmanoma dirbti vien tik dieninėje pamainoje. Mechaniko pozicija, iš principo, jeigu neturit patirties, galima ateiti visiškai be patirties, mes pilnai apmokiname, investuojam į darbuotoją. Jeigu norit augti toliau, tai kaip Indrė ir buvo prieš tai minėjusi, yra 5 metų sudarytas planas, tas augimo kelias, tai reikia tiesiog motyvacijos, noro mokintis ir galima tikrai tapti sertifikuotų aviacijos inžinieriumi ir kilti karjeros laiptais mūsų įmonėje. Ačiū Jums. Ačiū. Galbūt iš karto dar vieną klausimą. Gerai, Jums, kad nereikėtų perjunginėti, yra labai konkretus. Ar būtų galimybė jūsų įmonėje dirbti anglakalbiams? Klausiu dėl savo šeimos nario. Iš tikrųjų tikrai galima. Irgi esame minėję, kad turim multikultūrinę aplinką įmonėje, tai turim tikrai iš įvairių šalių, nuo iki dirbančių ir tikrai aviacinė kalba yra anglų kalba, tai šitoje vietoje visiškai be problemų. Puiku. Gerai, dabar keliaukime atgal prie Renus Logistics, prie Eimantės. Eimantė, klausimas jums. Mūsų šio renginio žiūrovą domintų karjera muitinės padalinyje. Ir klausimas yra, kokios patirties reikėtų. Taip, iš esmės, vėl grįžtant prie auginimo temos, dažnai turim darbuotojų, kurie turi patirtį, bet neturi muitinės tarpininko pažymėjimo, be kurio negalima dirbti. Tai galimybė yra tada prisijungti kaip asistentui.
tada tikrai suteikiame galimybę įgyti muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą jau dirbant pas mus. O patirtis, tai jeigu turint muitinės tarpininko pažymėjimą, puikiai mokat anglų kalbą, o dar jeigu turit patirties su UK muitinė, kurią jau minėjau, tai tada esate tobulas kandidatas. Labai gerai. Žodžiu, visko, ko trūksta, jūs galite padėti įgyti. Puiku. Taigi, keliaukime prie berods šio vakaro paskutinių klausimų. Keliaujame atgal prie Mantinga Group, prie Editos. Klausimas jums. Ar būtų galimybė dalyvauti tarptautinio eksporto srityje? Turiu nemažai patirties, domintų, kokios dabar būtų galimybės. Šiuo metu laisvų pozicijų eksporte kaip ir neturime, bet tikrai žinau, kad planas šiems metams yra augti ir šiais metais tikrai daug augame, visi skyriai po naują kolegą prisijungia. Tai ir šioj srity tikrai raginu kandidatuoti tiesiog ne į poziciją, o laisvai siųsti savo gyvenimo aprašymą. Ir kai pradėsim šitą atranką, atsiras ta pozicija laisva, tai būsit vienas iš pirmųjų, kurie jau galės dalyvauti atrankoje ir galim tikrai dėl to kalbėtis. Ačiū, Edita. Taip, ir paskutinis šio vakaro klausimas keliauja FL Techniques. Labai praktiškas klausimas, juo ir pabaigsim šį praktišką vakarą. Rūta ir Indrė, ar darbuotojams, galbūt darbuotojams teikiamos kokios nors skrydžių nuolaidos? Mėgstame keliauti. Deja, turbūt vienintelis dalykas, kurio neturim, tai yra skrydžių nuolaidų. Tai deja atsakysim šį kartą, kad ne. Nes nesam ne avialinijos, Taip. o tik tais remontuojam orlaivius. Tai vat. Klausimas turbūt buvo toks su viltimi, o gal maža ką. Ačiū Jums labai. Tada šį vakarą klausimus pagrindinius, kiek mes jų gavome, tikiuosi, nei vieną nepraleidome, juos pagarsiname ir atsakėme. Ateina metas atsisveikinti. Norisi labai padėkoti tiek visiems žiūrovams, tiek šio renginio svečiams, mūsų dalyviams, kurie labai aktyviai ir tikrai labai entuziastingai atsiliepia į mūsų kvietimą. Tai yra 5. vakaras renginių ciklo Karjera Lietuvoje nuo specialisto iki vadovo. Šį vakarą mes taip pat išgirdome istorijų, kaip kažkada žmogus pradėjęs dirbti langelėje, ar ne, tik tai priimantis dokumentus, tapo vadovu. Tai ir patvirtina mūsų šio renginio pavadinimą. Ačiū už visas istorijas, kuriamis dalinotės, už jūsų pristatytą įmonės kultūrą. Neslėpsiu, dirbant užimtumo tarnyboje dažnai susidurime su skepticizmu, su neigiamom reakcijom, su pesimizmu, kad negali tai būti. Ir būtent tam yra skirti šie renginiai. Suteikiama galimybė žmonėms užduoti pačius įvairiausius klausimus, kaip buvo ir šį vakarą, ir išgirsti atsakymus, susipažinti su savo darbdavių atstovais ir tuos, kaip mes sakome, mitus padėti ten, palikti ten, kur jiems ir vieta. Tai tikimės, kad šis vakaras jums neprailgo, buvo naudingas, jūs susipažinote ir gavote kontaktų. Jeigu jums kiltų kokio nors klausimų, esate aukštos kvalifikacijos specialistas ar specialistė ir susidurėte su galbūt darbo pozicijos paieškų įvairiais sunkumais, nerandate atsakymo, kodėl jūsų siunčiamus CV neatsako nei vienas darbdavys ar panašiai, tai kviečiame labai nepabijoti ir susisiekti su užimtumo tarnyboje veikiančiu aukštos kvalifikacijos atrankų skyriumi, su jo specialistėmis, kurios tikrai kiekvieną atvejį priima individualiai, teikiamas konsultacijos, teikiami atsakymai ir ieškoma kartu sprendimų. Tai atrankų skyriaus veiklas apie tas veiklas jūs galite sužinoti daugiau užimtumo tarnybos puslapyje uzt.lt arba tiesiogiai parašyti šios skyriaus specialistėms elektroniniu paštu ak@uzt.lt. Aukštos kvalifikacijos atrankos, kitaip sakant. Ir specialistas su jumis susisieks.
Na, o šį vakarą norisi padėkoti dar kartelį su mumis šį vakarą buvusiems Philip Morris Lietuva atstovams Linai ir Mindaugui, FL Techniques atstovėms Rūtai ir Indrei, taip pat Mantinga Group atstoviai Editai ir Renus Logistics Eimantai už visus atsakytus klausimus, už savo įmonių pristatymus, už mūsų bendradarbiavimą. O kitą ketvirtadienį kviesime dar ankstesniu laiku, 3 valandą, tai bus gegužės 23 diena, 3 valanda, sakykime, popietė, ir mes susitiksime paskutinį kartą susipažinti su pramonės ir paslaugų sektorių atstovais. Darbdaviai dar labai nori prisistatyti ir tikrai išeinam į vasarą, išeinam į poilsį, bet jau dabar gauname jūsų atsiliepimų, kad šie renginiai buvo aktualūs ir norėtųsi susipažinti su Lietuvos įvairiais verslo sektoriais plačiau ir išsamiau, tai labai lauktume jūsų laiškų, galite mums parašyti Gali Lietuva Facebook paskyroje, asmeninę žinutę, kokių renginių jums norėtųsi, kokių sektorių jums norėtųsi, galbūt konkrečių atstovų, ir mes tada visi susikaupę, susibūrę kartu, pasvarstytume, kokių renginių ir kokių formatų tai būtų galima padaryti, greičiausiai po vasaros visiems atostogų, vėl pradėjus svarstyti apie savo karjeros galimybės. Tad šį vakarą tiek, pasimatykime paskutinį kartą gegužės 23 dieną 15 valandą ir gerą visiems vakarą. Ačiū visiems dar kartelį.